Sveiki atvykę į naują DIY vaizdo įrašą. Mano vardas Filipas, šiandien pasigaminsime šią madingą kavos puodelių lentyną. Reikalingas medžiagas ir įrankius kaip visada rasi žemiau surinkimo instrukcijoje. Pirmiausia, pagal dydį atpjausime galinę sienelę, lentynas ir rėmą. Tam naudosime panardinamąjį pjūklą. Kol aš pjaunu pjūklu, galėtum užsiprenumeruoti šį kanalą ir paspausti patinka. Rėmą sujungiame mitrinę jungtimi, kurią padarome slankiąją kampinę pjūklę. O kadangi pjūklas jau įjungtas, iškart supjaustome ir pertvaras lentynoms. Lentynos suskirstytos skersiniais. Skersiniai tvirtinami kištukiniu sujungimu. Dabar tai pažymime. Pirmiausia, išgręžk skylę jungties gale prieš siaurą pjūklių išpjaudamas likusią dalį. Taigi, sujungimas gerai prigludo, dabar nušlifuojame viską, o po to viską surenkame. Iš anksto pragręžiau galinę sienelę, kad tiksliai nustatyčiau lentynų padėtį. Lentynas prisukame įleistagalviais varžtais. Kai dugnai pritvirtinti, galime sumontuoti rėmą. Tam įstrižą sujungimą sutvirtiname audinio lipnią juostą, užtepame šiek tiek klijų ir rėmą prisukame prie galinės sienelės. Dabar viskas surinkta ir išdžiūvo. Dabar suteikėme daiktui paskutinį šlifą prieš pradedami glazūruoti. Kaip matai, stilinga nebūtinai turi būti brangu. Drąsiai parašyk komentaruose, kur pastatytum savo kavos puodelių lentyną ir tiesiog pradėk. Tau pavyks.